Sveiki, esu Šarūnas Kaniava ir šį kartą pakalbėsime apie dažniausiai pasitaikančias nekilnojamo turto frazes. Taigi viena iš pirmųjų frazių yra "mes neskubame parduoti". Tai neretai sutinkama frazė kartojama būsto savininkų. Ką dažniausiai tai reiškia išvertus į normalią kalbą? Jeigu trumpai, tai šiuo metu mes nenorime parduoti rinkos sąlygomis, tikimės ypatingo pirkėjo, kuris už turtą sutiks mokėti daugiau, nei jis yra vertas. Arba kol kas nežinome, ką veiksime su gautais pinigais ir mums iš esmės savo turto artimiausiu metu parduoti nereikia. Frazė "statyta kaip savo". Tai vienas iš dažniausiai nurodomų individualaus namo pliusų, kuomet turtą parduoda pats savininkas. Nors šis teiginys dažnu atveju ir gali būti teisingas, jo iš esmės reikėtų vengti, jeigu norima nors kažkiek išsiskirti iš daugelio pardavėjų. Šis šūkis jau tapo toks nuvalkiotas, jog tai yra tiesiog kaip bereikšmis priedas prie viso pasakojimo apie puikų parduodamą namą. Kom jį pakeisti? Geriau atkreipti dėmesį į tikruosius ir unikalius parduodamo namo pliusus. Tai padės pirkėjams lengviau vertinti namą pagal savo kriterijus. Taip pat pasakymas "statyta kaip savo" signalizuoja ir apie tai, kad namo statytojas galvoja tik apie savo asmeninius poreikius, kurie gali kardinaliai nesutapti su būsimų pirkėjų nuomonė. Kuomet statybinės kompanijos būna priverstos namus projektuoti atsižvelgdamos į daugelio žmonių poreikius. Tokiu būdu išvengiama kartais visai nelogiškų ir neracionalių sprendimų statant ir parduodant individualų namą. Frazė "tokios vietos daugiau niekur nėra". Nesutikti su tokiu pasakymu tikriausiai neįmanoma. Kiekvienam turto savininkui jo vieta yra geriausia, turinti daugiausiai pliusų ir apskritai, kaip žmonės dar gali gyventi kažkur kitur. Gerai panagrinėję rinkoje parduodamą nekilnojamąjį turtą, jį lengvai galėsime suskirstyti įvairiais segmentais. Lygiai taip pat vadovaujantis tam tikrais kriterijais galima lyginti ir skirtingose vietose esančius, tačiau panašius NT objektus. Todėl, kad ir kokia unikali ir graži būtų vietovė, jai visada bus galima priskirti vienus ar kitus vertinimo kriterijus. Savo ruožtu šie kriterijai padės įvertinti viso objekto kainą, kurią mes visi puikiai suvokiame ir lengvai mokame palyginti. Frazė "norime pabandyti tokią kainą". Iš esmės ši frazė turi daug ką bendro su "mes neskubame parduoti". Tik šiuo atveju jaučiama viltis, jog nepasisekus rasti pirkėjai per tam tikrą laiką, turtas vis dėlto bus parduodamas už realią rinkos kainą. Patarimas norintiems pabandyti, tik neeksperimentuokite labai ilgai, įsitikinti užteks ir keletą savaičių. Būsimi pirkėjai bus jums dėkingi.